XIX amžiaus viduryje caro valdžia Lietuvoje naikino vienuolynus, nusavindavo jų žemes, buvo uždaromos arba perkeliamos mokyklos veikusios prie vienuolynų. Tokio likimo susilaukė Pašiaušės bažnyčia ir kolegija. 1850 metais iš nugriautosios Pašiaušės bažnyčios ir kolegijos plytų Šiauliuose pastatyta 2 aukštų gimnazija. Gimnazijos pirmųjų 2 aukštų plytoms jau apie 350 metų. Prieš pusantro šimtmečio Kauno gubernijoje buvo 4 gimnazijos, Šiaulių 5, skirta bajorų vaikams. Pirmaisiais mokslo metais joje mokėsi 297 mokiniai, dirbo 12 mokytojų, mokymas vyko rusų kalba. Mūsų mokykla Juliaus Janonio gimnazija Šiaulių mieste turi savo vietą ir aišku be gražios istorijos, kuri jau trunka 150 metų. Gimnazijos statusas buvo gautas 1996 metais ir šiuo metu mes augome į 4-metę gimnaziją. Mūsų mokykla dabar jau yra 2 profilių, tai yra humanitarinio ir realinio profilio. Tema, kaip sakiau, yra fantastika. Arba fantastinė planeta, arba fantastinė būtybė. Mąstykit, kaip padarysit. Gerai, imam pieštukus, kūrybingus veidus ir dirbam. Kasmet Janonio vidurinė mokykla švęsdavo didžiausią šventę Janonio gimtadienį. Kada aš atėjau į šią mokyklą dirbti 1967 metais, tuometinis direktorius Kazlauskas man liepė rinkti medžiagą apie Janonį. Tada sumanėme, kad reikia įsteigti tokį kampelį. Antrame aukšte užsitvėrėme koridoriaus kampą ir ten įrengėm pirmąją ekspoziciją. Dabar yra 3 kambariai. Čia mes eksponuojame tik tai apie savo mokyklą, apie mokytojus, mokinius buvusius, ką mums pavyko su mokiniais, su mokytojais surinkti. Į šią gimnaziją baigė tokie šviesuliai kaip Povilas Višinskis, 3 broliai Biržiškos, profesorius Vincas Šepinskis, Merkelis Račkauskas, profesorius Stasys Šalkauskis, rašytojai Juozas Grušas, Paukštelis, Kostas Korsakas ir daugybė. Ir į kokią profesiją nepažvelgsime, šios gimnazijos auklėtinių atstovų visur labai daug. Ir čia renkasi ir iš miesto ateina, iš kitų mokyklų, atvažiuoja iš kitų miestų ekskursijos. Literatūrinės pamokas vedame, čia galime daug kalbėti ir apie Žemaitį, ir apie Povilą Višinskį, ir apie Juozą Grušą, ir daugelį kitų istoriniam temom, apie 63 metų sukilimą, apie knygnešius. Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo visur. Galima keletą sakinukų pasakyti apie įdomius vykdomus projektus mokykloje. Tai 2 tokie įdomesni projektai. Šalia kitų yra dabar labai populiarus visoje Europoje Sokratės projektas. Mes dalyvaujame Comenius 1 programėje. Tai reiškia, kad mūsų projekto grupė, pedagogai, kartu su mokiniais dalyvauja
bendruose darbuose su partneriais iš ES šalių. Projektai vykdomi jau 3 metai. Renovuojame mokyklos aplinką. Mums ne tas pats šiandien, kokioje aplinkoje gyvename mes, gyvena mūsų moksleiviai. Mes norime aplinką gerinti, kad tai būtų teigiamas poveikis moksleivių sveikatai, na ir aišku savaime moksleivių ugdymui. 1992 metais prasideda mokyklos bendradarbiavimas su užsieniu. Mokytoja Augutė Vaičiulienė su kitais Šiaulių mokytojais įkuria savarankišką anglų kalbos mokytojų asociaciją. Po poros metų anglistinė biblioteka iš švietimo skyriaus perkeliama į Juliaus Janonio vidurinę mokyklą. Biblioteka tapo anglų kalbos centru, kurio fondais naudojasi miesto mokytojai ir studentai. Didelę paramą mums davė Kazimieras Butkus iš Australijos, jo dėka nupirktas kompiuteris, visi baldai įrengti, kitaip sakant, tai yra jo dovana, televizorius, taip pat Vladas Morkys, jo dėka turime dauginimo aparatą ir kasetinį magnetofoną. Na, o visų šitų žmonių įkvėpėja ir ieškanti vis daugiau paramos Lietuvai yra ponia Izolda Požėlaitė Deivis. Jūs šiandien susirinkot į ponios Izoldos Požėlaitės Deivis anglų kalbos konkursą nesustiprinto mokymo moksleiviams. Res non verba. Mano interpretacijos tai yra darbais, ne žodžiais pareikšti savo meilę, savo įvertinimą, savo tokį atsinešimą į gyvenimą. 1996 metais Juliaus Janonio viduriniai mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas. Kiekvienas stojantysis į gimnaziją įsipareigoja rūpintis savo kultūrinio akiračio plėtojimu, o mokykla sudaryti palankias sąlygas jaunojo žmogaus įvairiapusiam vystymuisi. Gimnazijoje rengiami istorikų, skaitovų, meno mylėtojų konkursai, parodos, sporto šventės, varžybos, konferencijos. Jau tapo tradicija gimtosios kalbos respublikinė konferencija. Taigi, pirmąjį pranešimą, kurio tema vandens simbolika lietuvių liaudies dainose, kviečiame skaityti Jūratė Šerepkaitė iš Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos. Vaizduojamo veiksmo erdvė dažnai būna susijusi su vandens telkiniu, mariomis, ežerų, upe ar šaltiniu. Turime savo viziją, jos siekiame. Vizijoje turbūt yra 2 tokie mūsų pagrindiniai keliai tikslams pasiekti. Tai visų darbuotojų, o ypač žinoma pedagogų kvalifikacija, plačiausia prasme, tiek dalykinė kvalifikacija, tiek bendražmogiškoji, pedagoginė ir kitokia. Ir kitas kelias tai yra kompiuterizacija. Gimnazija turi savo Seimą. Seimui vadovauja prezidentas. Sprendžiame įvairias problemas mokytojų ir mokinių santykių, taip pat tyrėme mokyklos mikroklimatą, dalyvaujame įvairiose miesto masto ir Lietuvos masto projektuose, perduodam naujausią informaciją klasių seniūnams. Nors po pamokinės veiklos valandų liko nebedaug, tačiau yra labai daug entuziastingų mokytojų, kurie maloniai dirba toliau su vaikais. Šauni teatro studija, jeigu
Yra šaunus jaunių choras, kuris dalyvauja įvairiausiuose miesto renginiuose. Klubas Žemės draugai ir jos vadovė Teresė Lukošienė. Jų veikla buvo labai aukštai vertinta pono prezidento Valdo Adamkaus šiais metais. Yra labai dvi entuziastingos dailės mokytojos, kurios puošia mokyklą. Berniukų gimnazija, vėliau Juliaus Janonio vidurinė mokykla, o dabar Juliaus Janonio gimnazija visą laiką buvo ir dabar yra Šiaulių kultūros židinys. Dvasinį mokyklos potencialą atspindi gimnazijos spauda. Pirmasis gimnazijos laikraštis išleistas 1922 metais. Mokyklos muziejuje saugomi Žvirblis, Skautas, Širšė, Gaidelio gerklė. 1996 metais išleistas mokyklos literatų almanachas Mūsų žodis. Dabar leidžiamas laikraštis Tebūnie šviesa. Mūsų gimnazijos laikraštis Tebūnie šviesa yra leidžiamas nuo 1993 metų. Taigi jis gyvuoja jau 8 metus. Manau, kad tai palyginti nedaug, tačiau per tą laiką laikraštėje daug kas pasikeitė. Pasikeitė ne viena korespondentų, redaktorių karta, taip pat pasikeitė ir mokytojai, kuruojantis laikraštį. Kompiuterio pagalbos programa sukurta muzika, dalyvauja ansamblus, čia gaunasi gerai visai šokių muzika. Mes šitą dainą maždaug kūrėme porą minučių. Jeigu jūsų pečiai neatlaikys, jeigu uždavinių nesugebėsi to išspręsti, pasikvieskit draugų, suremkit pečius. Kur dustos, visados bus tvirčiau. Ir būkit laimingi. Aš labai džiaugiuosi, galėdama šiandien būti vienoje seniausių Lietuvos, sakyčiau, šventovių. Ir sakydama šitą žodį tikrai turbūt sakau tiesą. Vargu kur kitur vyksta tikras stebuklas, kuomet štai čia stovintis mokytojai, jie kaip stebukladariai sugeba save perkelti štai į jūs. Lyg pačių mieguistų paryčių